Jolita viena tų moterų, kurias gyvenimas privertė būti ne tik mylinčia mama, bet ir medikė. Planuota ir laukta antroji dukrytė jaunos šeimos kasdienybė pavertė nuolatinę kovą dėl mergaitės gyvybės. Vaikščiau tikrai su antru vaiku, tikrai jaučiausi stipri ir dirbau daug. Tik pastebėjo gydytoja echoskopuojant, kad inkstų geldelė lik viena pravira, daugiau prasiplėtus kita. Ir taip į rizikos grupę mane įrašė dėl tų inkstų. O šiaip lik viskas buvo gerai, iš tikrųjų jaučiausi tikrai gerai ir stipri buvau. O antram trimestre pradėjo atsilikinėti vaiko svoris. Bet vis išliko tokia lik norma pagal amžių. Ir svorį mušdavo galvytės apimtis. Bet kažkaip nesijaučiau tokia nerami dėl to, kad kai laukiaus pirmo vaiko, irgi svoris atsilikdavo mergaitės, bet gimė didesnė negu prognozavo. Nebijojau ir jaučiausi gerai. Gal truputį judesius pradėjau vėliau jausti su Elzyte vėliau. Ir tokie judesiai, paskui aš kai pagimdžiau, atgaminau tuos dalykus, tokie judesiai su pirmąja lyginant lik chaotiški, sakyčiau, buvo. Ištisai naktį maldavosi vaikas, ištisai toks neramumas lik buvo. Ir pusę lūpos gydytoja echoskopuodama jau prieš pat gimdymą pasakė, kad nebūtų genetika. Ir paskui prisiminiau visus mokslus, galvojau, kas ta genetika, ar čia man gali būti taip, bet netikėjau, kad taip gali būti. Taip viskas ir prasidėjo. Dienomis, savaitėmis, mėnesiais šeima kovojo dėl savo mažosios Elzytės. Ligoninėse praleisdavo daugiau laiko nei namuose, o medikų prognozės kaskart vis labiau gąsdindavo ir nuvildavo. Jai buvo sunku gimti dėl širdies problemų. Bet kadangi niekas nematė širdies jai ydų, taip ir pagimdžiau ir jinai gimė juoda. Visa juoda. Po mėlo ten subėgo daktarų, praktiškai vos ne. Galvojau, ir ši reanimacija bus ir Jolita išgabenta, ir vaikas. Ir, aišku, po to baigėsi tas gimdymas, vėlgi tas pamėlynimas, po to kojytė ta buvo, po to vėlgi viena bėda vijo kitą bėdą, kaip tai sakant, tas staigmena, vizitas pas gydytojas, staigmena. Išmatavus galvytę naujagimiui iškart pirmą parą, jai patvirtino mikrocefaliją, dėl to, kad pagal jo svorį per maža galva. Aišku, sako, stebėsim, kiek augs ta galva, bet mum taip ir liko maža. Dėl to, kad neauga mum smegenys, neauga tą pačių kaukolę. Svoris krito ir kaip naujagimiai turi ten kelintoj paroj priaugti, jinai nepriaugo svorio. Tada jie įžvelgia ir daug veido bruožų trūkumų jau. Akytės kitokias, kitokia nosį, kitokį smakrą, kitokia kaklą, ausų formas. Ir jiem jau klaustukas buvo dėl genetinės ligos. Man buvo tiesiog didelis šokas, aš neužmigau 6 paras po gimdymo. Buvo labai, nemoku apsakytos būsenos. Negalėjau patikėti, iš tikrųjų, atėjo psichologai, nenorėjau šnekėti su nieko. Ir paskutinis taškas, kuris dar labiau, kaip pasakyti, tokia baimė dėl vaiko, padidino dėl to, kad kai važiavam galvytės echoskopuot, pro vaiko momenėlį echoskopuoja galvą ir jos ten echoskopuoja ir lyg kažko ten neranda. Ir aš paklausiau, sako, viską jums paaiškins šeimos daktarė. Ir aš vyrui skambintu, sakau, žinai, neranda kažkokių smegenų. Aš negalėjau patikėti, galvoju, Dieve mano, kas čia dar? Ir jai nerado corpus callosum, vadinasi. Žodžiu, lietuviškai didžiosios smegenų jungties.
tas smegenų jungtis perduoda impulsus, signalus iš vienos smegenų dalies į kitą, iš vieno pusrutulio į kitą ir viską sistemina. O pas mus to nėra. Ir aš kviečiau savo daktarę, kuris stebėjo visą nėštumą, pasegimdžiau, sakau, paaiškinkit, ką tai reiškia, sakau, kas čia bus su mano vaiku ir panašiai. Pirmieji metai buvo labai sunkus. Vos kelių mėnesių Elzė ištvėrė net kelias sudėtingas operacijas. Naktimis beveik nemiegodavo, o Jolitą kankinantis nerimas, skausmas ir nežinia dėl savo kūdikio virto depresija. Sunku buvo, be galo sunku, praktiškai. Naktinis budėjimas prie vaiko. Žmona vieną naktį, aš kitą naktį. Sunku net šnekėti iš tikrųjų. Čia buvo 2 metai iš vis. Eidavai į darbą stačiom akim. Ištisos nemigos. Ką, žmona pamiega, aš pamiegu žmoną, aš taip keičiamės. Baimės metai, sunkus buvo metai. Dėl to, kad vakarė dar maža, vyras turėjo eiti į darbą, o aš viena likau ir baimė namie būt, kad jinai neužspringtų, neuždūstų. Ištisai verkdavau, negalėjau susitaikyti. Atrodo, viską dariau kas geriausia, nėštumo metu ir va taip va. Ir galvoju, kodėl man visos atrodo ir rūko matau, ir išgėrė vaikšto, ir sveikus vaikus gimda, už ką man tokia bausmė, galvoju, už ką tiek vaikų sukrovė vienam. Nėra atsakymų. Ir nebus. Čia tas klausimas už ką, čia kiekvienas gali tą klausimą iškelti už ką, kai atsitinka bėda, atsitiko čia jau. Ponas Dievas jie žino, jeigu jis turi atsakymą. Jau 4 metai šeimos gyvenimas sukasi Elzės ritmu. Vaistai, procedūros, tyrimai, mažos džiugesio akimirkos ir vėl viskas iš pradžių. Jolita tikina, kad apsispręsti grįžti į darbą buvo labai sunku. Patys medikai rekomendavo likti su mažylė namuose. Deja, itin reta genetinė liga sergančios mergaitės mama dėl netobulų įstatymų buvo priversta pasielgti priešingai. Dažnai matydavo ją tokią ir skaudžiai labai verkdavo, jinai iš tikrųjų be galo pergyveno dėl savo, tokios, sakykime, nelaimės, kurios nesitikėjo, nes faktiškai, kol vaikščiojo ir laukėsi vaikelio, tikėjosi, kad viskas bus gerai. Ir daktarai tikino, kad nėra jokių problemų. Na, o kas galėjo pamanyti, kad čia tokia genetiškai liga, nežinau, jai buvo tiesiog šokas, aš manau. Liūdna grįžo, sakyčiau. Ir manau, kad užsimirždavo tik darbė, bet jeigu mes prakalbėdavom apie jos, tos mergaitės lygą, jie visada, jos akyse visada ašaros. Visada. Na ir jinai sako, aš tiesiog nežinau, ką aš dar galiu padaryti, kad ją nors ant kojų pastatyčiau, kad jinai nors galėtų vaikščioti, kad nereiktų to vežimėlio, kad nereiktų jos vežioti. Ir labai pergyvendavo dėl to, kad užkraus vakariai. Kitai dukrai vis tik tai rūpesti, sako, jeigu man kas nors atsitiktų, tai vis tik tai tą sesę turės prižiūrėti vakarę. Ir aš paskui tik tai jai tiek pasakiau, kad Jolita, tu turi rūpintis dar ir savimi, nepamiršti, kad tu turi išgyventi dėl jų abiejų. Nors aš sakyčiau, kad Elzytė padarė labai didelę pažangą, jinai labai daug padarė dėl savo vaiko. Masažus, veždavo, kur tik tai sužinodavo, kur tik tai galėdavo, pati pradėjo namuose masažuoti. Aš metus ją mokinau ate sakyt, ta prasme ne, ate rodyt sakyt. Tai čia buvo metų darbas ir mes per metus išmokom. Per metus. Per metus atsisėdom, per metus išmokom ropot, dirbant kiekvieną dieną po 2 kartus. Kiek leidžia, aišku, vaikui jėgos ir man laikas. Kokios akimirkos yra džiugiausios, su Elze, sakykime? Kažkoks naujas išmokstas veiksmas. Žingsnelis kažkoks, pastovėjimas keletą sekundžių, be atramos kažkokios. Emocijos išreiškimas, pašnekėjimas. Kažkaip pradedam pastebėti, kad su kiekvieną dieną daugiau pradedu savam pasaulyje šnekėti, tarkšti ten, sakykime, dėdė, mama, ten kažką, tai va tokio. Džiaugsmas.
džiaugiamės, kai išmiega visą naktį. Ir čia jau didelis Jo, aišku, pasiekimas. džiaugsmas. Ką šiandien prabūdo 5 valandą ir... Anksčiau labai buvo daug planų, kai laukios. Labai daug buvo planų. O dabar planai vienai dienai. Būna momentų iš tikrųjų, kad vėl atsikartoja viskas. Lik atrodo, jau vos ne 4 metai praėjo, jau turėčiau susitaikyti, bet būna akimirkų, kad paverki vieną, sukandi dantis ir vėl eini į priekį. Sakau, pamatau šeimas, kurios turi sveikus vaikus, tai jūs neįsivaizduojat, toksai suspaudžia širdį ir jeigu pamatau, kad bara tą vaiką ir galvoju, Dieve tu mano, jūs turit sveiką vaiką, jūs tik džiaukitės juo, nu, čia yra tokia laimė, sakau, atimkit iš manęs viską, ką turiu ir duokit man sveikų vaikų 10, aš niekiek nebijau jų auginti ir kai paklausai, kad atiduoda tos sveikus vaikus ar dar kažką padaro, tai sakau, taip širdį suspaudžia, galvoju, jūs nežinot gyvenime, kokią jūs vertybę turit susilaukti sveiko vaiko.